let's wait until the evening, right? Because right now the government, like the Conservative Party, in the second place. Then of course there will be probably some changes, but I want to believe that the direction will remain the same. Kiekviena išrinkta valdžia yra kitokia, bent jau aš taip manau, nes keičiasi laikas, keičiasi poreikiai, keičiasi apačių lūkesčiai ir valdžia turi tai atsižvelgti, kad ji pasikeistų radikaliai. Aš tokių lūkesčių neturiu, labai norėčiau, kad ji išlaikytų stuburą ir išliktų vieninga. Svarbiausia, kad būtų ramybė, kad tai sustabdytų karą Ukrainai, kurie mano manimai to stengiasi, kaip kurios partijos. Nu ir dar kad būtų tarpusavį, kad būtų žmonėm geriau šiek tiek pakeltų pragyvenimas lygis. Ir tiek žinau, tiek žinių. Labas rytas. Balsavau už kandidatą, kuris turi aišku požiūrį į vertybinius klausimus, į Lietuvos ateitį, bet turbūt reikėtų kalbėti bendriau ir kalbėti apie tai, o kokią valdančiąją koaliciją turėsime, nes būtent jai teks prisimti atsakomybę už šalies sprendimus. Na ir labai tikiuosi, kad ta koalicija bus darbinga, kad ji nesusiskaidys, kad ji neišsiskirs esminiais strateginiais Lietuvos gyvenimo klausimais ir labai linkiu ir labai prašau Lietuvos žmonių ateiti į rinkimus, atiduoti savo balsą, visiškai nesvarbu už kokį kandidatą, bet svarbiausia, kad jūs būsite atlikę savo pilietinę pareigą, nes kaip rodo kol kas rezultatai, aktyvumas nėra labai didelis ir tai liūdina.